Sveiki gyvi. Pavasaris, sodo darbai nudirbti, galim ir į žvejybą išvažiuoti. Tai va, pirma žvejyba ant atviro vandens bus plūdinė ir bandysiu gaudyti čia šitame ežere kuojas. Tai va, likit kartu. Taip, pirmą tai prasiskanau čia vietą su diperio, gilis kažkur apie 2,5–2 metro, vanduo šiek tiek dar pakilęs, apie 9 laipsnis jau, šiaip upėse rodo jau nežinau, 8–7 dar tik tais, tokiam kaip Nemune. Tai atvariau čia nais ir pabandysim pagauti tą pirmą žuvį suplūdę. Jau ką pasirašiau iš namų, biškį pavažiau sukrito. Toksai Fish Dreamo česnakas. Dar dadėjau džiūvėsiu. Ir liktais viskas. Ai, dar dadėjau kažkokio likučių sensaso. Turėjau pusę kilogramą kažkokio sūraus jauko. Na, žiemos liko. Tai irgi suvariau. Ja, nestebuklai. Kažkoks toks. Man tokios platformos stovi. Skiaurė. Meškerės laikiklis. Šiandien gaudysiu su tolimo užmetimo plūdė. O tokia. Monovalas. Dabar net nepasakysiu, čia koks 0,15 pagrindinis. Na, kad nedaug. Tikrai nestoras. Čia kažkokių monstrų nėra. Na ir mačas irgi. Kotas irgi garbalino. Mačas, supra. 3,90. Užmetimas, nežinau. LM-as rašo. Na, didžioji dalis parėję ten, kur reikia. Praktiškai. Taip gerai užsimaišiau jauką, praktiškai sausas rankas. Toliau važiuojant. Nu va, aleliuja, pirma žuvis. Nusiploninau, nusimažinau. Iki negaliu. Čia gal pagausim ką nors.
gvazdikėlė. Pusė pinkos ir pirmin. Gal. Žuvies matas yra, šokinėja, iššoka kartais vieną kitą koją, bet kibimas tai vangus. Vangus, tikiuosi, vakare saulė atsisuks į mano pusę, į mano krantą ir galbūt labiau pašildys ir prasidės ir šitoj pusėje ežero toks biškelis žoras. Šiaip vėjas, šalta, pranešė šiaurės vakarų vėją, tai biškelį atšals. Šis praneša rytoj šitą apie, kiek čia, +1 tik tais. Šalna, kol važiavau, čia buvo irgi. Oras toks, vis tiek dar pavasaris, nėra ką norėti. Tai va, ką, bandam toliau. Dvi pinkos. Pirmin. Dirbkit. Dudzik. Pirmin. Dar viena tokia nedicka. Užmest. Matas, žuvies yra, bet kažko nelabai nori valgyti. Tiksliai tašką.
Neblogai koja, galvoju, blemba, kokį lyną įkirtau. Šagės. Koja milžinė. Žinau, per 2 rankas. Kad spaudžia, eik tu savo. Na. Kas čia būsit toks? Koja. Opa. A čia tai koja. A čia tai koja. Tokia biškė. Jau į mamką neša, ne? Rauda monstrė. Pažiūrėkit, kokio dydžio. Geras. Super. Dar vienas plakis. Kaltas. Lydekas. Gavo per šoną. Aš manau, ten stovi geras lydekiukas. Ir jis biškį apramta.
Nu, vakarėja. Kibimas tai toks. Šiaip su. Nėra kaip vasara ten. Bats, čia šmaukšt, pokšt, keberiokšt. Biški tai priskandina lengvai. Patraukia. Nu, toks labai pasyvus. Geras sėdė. Arba čia koks lydys. Ne, lynas. Oi, tai. Linukas. Linukas, nu, tai čia. Linukas. Eikti savo geras. Čiulpia. Ir prisičiulpia. Nu, koks faina ulka. Ojoj, koks fainas. Geras. Liniokas, na. Kabeklis. Vaikytė riestai. Konkrečiai. Geras. Pirmas liniokas šiais metais. Šitą gražuolės kiaurą nedėsim, iškai paleisim. Būna ir tokių netyčiukų. Gaudai kojas, pagauni ir lyną. Dar taip anksti pavasarį, šiandien balandžio 5. Tai jo, bonusas neblogas. Man patiko. Kas dar greičiausiai atėjo, todėl kad tas česnakinis jaukas. Toksai ir dzikai su česnako skiltelėm. Česnakuoti, tai kaip juoda duona įtrinta česnako. Kiekvieną dziką netryniau, tiesiog suspaudžiau skiltelę, įdėjau į indelį kartu su dzikais ir pasimarinavo ten per naktį. Tai va, kas čia dar. Tai dėl ko atėjo tas lynas, manau. Atėjo todėl, kad česnakinis jaukas, česnako kvapą. Tai jeigu taip ir toliau, tai reiks gal daugiau užsipirkti linam. Fish Dream česnakas. Tai va, ką. Dar pažvėjosiu, kol aptems ir viskas. Ir baigsiu savo žvejybą. Daugiau ką čia pasakyti, nieko. Tiesiog kaifuoju. Sėdžiu su plodėlė ir kaifuoju. Labas rytas. Gervės va skrenda.
Galvojau pažvejosiu dar antrą dieną, bet pasirodo nelabai čia pažvejosiu. Vėjas belekoks. Šuorais eina, tiesiog verčia viską. Lemba. Medžiai lažinėja ant galvos, tai sakiau viskas, reikia pabaigti žvejybą. Kelias kojas, lynas, ankstyvas ir ką, paleidžiam žuvį, pakuojamės ir namo. Nu tikrai va, tokios žuvis nusipelnė gyventi. Važiuojam. Ir visa kita smulkmė irgi taip pat važiuoja atgal namučių. Tai tiek būtų šiam kartui, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.